Eikime į Baltuosius rūmus ir ABC žurnalistas Jonathanas Karlas. Jonai, žinau, kad turėjai galimybę pasikalbėti su prezidentu Trumpu netrukus po Amerikos atsakomųjų smūgių. Ką jis pasakė? Lindsay, prezidentas man aiškiai pasakė, kad šie JAV smūgiai Iranui yra konkrečiai atsakas į tai, kad Iranas numušė tą Apache sraigtasparnį. Jis nemano, kad tai yra naujos, didelės puolamosios operacijos prieš Iranus pradžia. Trumpas ką tik numetė bombas ant Irano. Kartoju, Trumpas ką tik numetė bombas ant Irano. Ne, tai nėra eskalacija į dar vieną didelį karą. Tai yra atsakas į šlykštų Irano veiksmą, kuriuo jie vėl sužlugdė derybas. Nes taip, būtent Iranas, Islamo Respublika, nėra suinteresuota, kad derybos iš tikrųjų pavyktų. Trumpas tikrai nori, kad susitarimas būtų pasiektas. Išklausykime viską, kas įvyko ir kodėl būtent tai nutiko, nes tai yra nepaprastai svarbu. Fox News perspėjimas. Iranas puolamas. Trumpas nurodė CENTCOM pradėti savigynos smūgius po to, kai priešo dronas numušė patruliuojantį Apache sraigtasparnį sąsiauryje. Gerai, būkime labai aiškus. JAV turėjo sraigtasparnį, kuris patruliavo sąsiauryje. Tai akivaizdžiai labai svarbi ginčų zona, nes čia vyksta visas naftos transportavimas. Ne visas, bet 20% pasaulio naftos eina per čia. Ir būtent dėl to naftos kainos visame pasaulyje išaugo, nes Iranas kontroliuoja sąsiaurį ir jį blokuoja, deda minas ir panašiai. O JAV bando kažką dėl to daryti. Taigi, yra JAV sraigtasparnis, o Iranas nusprendžia derybų metu, prisiminkite, visa ši sutartis turėjo būti pasirašyta būtent šiandien, o jie numušė tą sraigtasparnį. Ačiū Dievui, žmogus sraigtasparnį yra sveikas, bet tai rodo, kad jie nebijo pulti Amerikos karinę prasme, kas yra kvaila. Nes atspėkite ką? Amerika geriau už juos moka pulti. Abu pilotus iš vandens išgelbėjo bepilotis jūros dronas, valdomas 59-osios operatyvinės grupės Bahreine. Argi tai ne pats šauniausias dalykas beje? Tiesiog koks šaunus faktas. Dabar yra bepilotės jūros dronai, kurie gali nuplaukti ir gelbėti žmonės jūroje. Nuostabu. Amerika tokia šauni, kariuomenė tokia šauni, Iranas jiems neprilygsta. Dronus pagamino Teksasas. Jis yra 24 pėdų ilgio, gali nuplaukti 1000 mylių ir pasiekti 35 mazgų greitį. Ir tai pirmoji jūrinio drono gelbėjimo operacija kovos istorijoje. Trumpas kalbėjo telefonu. Gerai, taigi dar viena istorinė tikrai labai šauni diena, bet tai nėra šio vaizdo įrašo esmė. Ne tam, kad kalbėčiau apie karinės operacijas. Šio vaizdo įrašo tikslas – sutelkti dėmesį į tai, kodėl Amerika dabar kariauja su Iranu kariškai. Sveiki atvykę į Pushback. Aš Erikas, jūsų vedėjas. Būtinai paspauskite prenumeratos mygtuką, parašykite komentarą, atlikite visus reikalingus veiksmus, nes mes priešinamės. Mums jau gana, mums nepatinka, kad pasaulyje viešpatauja islamo teroras. Ir mes manome, kad Amerika yra puikiai. Pirmyn. Bendraudamas su spauda, duodamas įsakymą, Pota pasakė, kad tai yra atsakas už sraigtasparnio ataką. Ir svarbu, kad mūsų atsakas būtų stiprus ir galingas. CENTCOM mūsų atsaką pavadino proporcingu, bet šaltiniai teigia, kad naikiname Irano oro gynybos sistemas, radarus palei visą sąsiaurį ir dar nesame baigę. Ar galiu tik pasakyti, kad visa ši proporcingo atsako idėja yra klaidinga, nes artimuosiuose rytuose, ypač kai susiduri su islamistiniu teroro režimu, jie nelaukia, kad atsakytum proporcingai, nes tada, atspėkite ką, jei jie gali atlaikyti atsaką, jie tiesiog vėl tai padarys. Apie ką turėtumėte galvoti, tai labai paprastai – apie atgrasimą. Jūs norite atgrasyti Islamo Respubliką nuo to, kad jie vėl tai pasielgtų, nes jei jie mano, kad gali tiesiog išsisukti ir susitvarkyti su tuo, kaip Amerika reaguoja, tai neveiks. Visa proporcingumo idėja yra klaidinga. Tai nėra svarbu, kai turite reikalų su bepročiais. Čia svarbiausia klausimas. Kaip juos atgrasyti nuo tokių veiksmų ateityje ir parodyti, kad jūs rimtai nusiteikę? O tai reiškia, kad kai jie jūs šiek tiek užpuola, jūs turite juos užpulti daug stipriau. Techniniu požiūriu, žinau, kad taip neatrodo, bet vis dar galioja paliaubos. Ir prezidentas toliau sako, kad esame arti susitarimo. Ar galiu tik pasakyti, kad artimuosiuose rytuose paliaubos nereiškia to paties, ką vakaruose. Paliaubos reiškia, kad dabar pereisime į karo būseną, kuri iš tikrųjų nėra tikras karas, kai vienas puola, o kiti atsako. Kodėl taip yra? Nes tie, kurie puola artimuosiuose rytuose, dažniausiai yra maniakai, palaikantis islamistinius teroro režimus. Todėl jie laiko savo religinę pareigą tęsti išpolius. Todėl jie niekada iš tikrųjų negerbia paliaubų. Jie tiesiog žiūri, kiek toli gali peržengti ribas tarp to, ką amerikiečiai ar vakarų pasaulis laikytų paliaubomis, tai yra, žinote, raketų ir dronų atakų sustainedimas, ir tikisi, kad nereikės sumokėti už atsakomasias priemonės. Taigi, kai Izraelis ir Libanas paskelbė paliaubas, jie ir toliau puola vieni kitus. Kai Iranas ir Amerika paskelbė paliaubas, tai nėra visai taip. Tarp jų nuolat vyksta nedidelės atakos, kol viskas perauga į kažką daug rimtesnę. Mes esame paskutinėje stadijoje labai gero susitarimo, kuris jokių būdų, jokia forma ar pavydalu neleis branduoliniams ginklams ir panašiai.
Ir sąsiauris bus atidarytas iš karto. Jis bus atidarytas iš karto po pasirašymo, kuris gali įvykti po 2 ar 3 dienų. Manau, žmonės pradeda šiek tiek nuobodžiauti, kai jiems nuolat sakoma, kad šis susitarimas tuoj bus pasirašytas. Jis tuoj bus pasirašytas. Svarbu pastebėti, kad jis pabrėžia branduolinius pajėgumus, nes jie pradeda suvokti tai, ką žmonės, kurie šioje situacijoje yra jau kurį laiką, suprato nuo pat pradžių, kad Irano Islamo Respublikos karinių pajėgumų jie niekada neatsisakys. Taigi dabar, ką bandai pasakyti, yra tai, kad vietoj to, jog juos pašalintume ir panaikintume kaip grėsmę, tai niekada neįvyks. Tegul jie lieka tik minimalia grėsme, bet užtikrinkime, kad didžiausia grėsmė, jų branduoliniai pajėgumai, niekada netaptų realybę. Ir tai turi būti tikslas, tai turi būti vienintelis tikslas. Beje, tai yra didelė dabartinio nesutarimo tarp JAV ir Izraelio dalis. Nes nors JAV ir kenčia savo JAV bazėse, kai Iranas tiesiog atsitiktinai atakuoja įvairiose Persijos įlankos valstybėse. Izraelis taip pat kenčia nuo to, kad jie tiesiog šaudo atsitiktinės raketas į mus ir naudoja savo įvairias Irano remiamas grupuotės Libane bei Hamas ir tai toliau, kad toliau atakuotų izraeliečius. Todėl Izraelis mano, kad jie turi būti visiškai pašalinti kaip grėsmė, o Amerika sako ne, tik branduoliniai pajėgumai. Jei jie liks kaip problema, teks su tuo susitaikyti ir toliau juos atgrasyti. Kad sąlygos būtų aiškios, uranas turi būti perduotas ir sunaikintas. Sodrinimas turi būti sustabdytas bent 2 dešimtmečiams. Visi branduoliniai objektai turi būti visiškai išmontuoti. Ir Jungtinės valstijos gali atlikti netikėtus patikrinimus bet kada, kai tik panorės. Sąsiauris būtų atidarytas nedelsant. Ir iš tikrųjų, energetikos sekretorius sako, kad eismas padidėjo. JP Morgan skaičiuoja 2 milijonus. Ups. Ką skaičiuoja JP Morgan seni? Pranešk mums. Gerai, kol laukiame, kol tas vaizdo įrašas pradės veikti, turite prisiminti, kad reikalavimai dėl Irano branduolinių pajėgumų bei priežastis, kodėl Amerika nori, kad jie kuo labiau sustabdytų, yra labai svarbus. Atvirai pasakius, tai labai šaunu. O šio išpolio vaizdai tiesiog beprotiški. Tuoj apie juos papasakosiu. Sąsiauris būtų atidarytas iš karto. Ir iš tikrųjų, energetikos sekretorius sako, kad eismas padidėjo. JP Morgan skaičiuoja, kad per dieną išgabenama 2 milijonai barelių. JAV karinis jūrų laivynas padeda tanklaiviams praplaukti. Ir naftos kaina beveik vėl nukrito iki 80. Taigi, kai tik gėjus ajatola pasirašys sutartį, karas baigsis. Nesvarbu, ar Izraeliui tai patinka ar ne. Tai ir yra svarbiausia. Nesvarbu, ar Izraeliui tai patinka ar ne. Na, tai nėra svarbiausias dalykas, bet tai vienas iš punktų, nes dar kartą, šis sutartis sustabdys Iraną, bent jau teoriškai, jei jie jos laikysis, nuo branduolinių pajėgumų kūrimo, kas yra egzistencinė grėsmė, bet tai nesustabdys jų nuo to, kad jie ir toliau keltų rimtų problemų artimuosiuose rytuose. Trumpas vėl kalbėjosi su Netanyahumi. Šį kartą be keiksmažodžių. Aš pasakiau, daryk kas teisinga, bet noriu, kad sustotum kuo greičiau. Ironiška tai, kad prieš 2 dienas Iranas užpuolė Izraelį, o Izraelis nusprendė atsakyti. Ir Trumpas paskambino Netanyahu ir pasakė, jokių būdų, tu neturi atsakyti, vaikinai, sustokit. O Izraelis atsakė, ne, mes atsakysime, nes kaip pasakė Markas Rubijus, tik kvailo šalis nereaguoja, kai į jas šaudo. Bet jie atsakė labai, žinote, gražiai, mandagiai. Taip, jie išjungė kai kurias oro gynybos sistemas ir panašiai, bet jie neatsakė visų pajėgumų. O Trumpas pasakė, gerai, dabar visi gali grįžti prie derybų stalo. Įdomu tai, kad kitą dieną, kai Iranas nusprendė, gerai, žinote ką, jei Trumpas tikrai nenori eskaluoti šios situacijos, kodėl mums tiesiog neužpuolus amerikiečius sraigtasparniu? Trumpas atsakė, taip, velniop visą šitą reikalą. Mes atsakysime ir imsimės veiksmų. Ir tai įdomu, iš pradžių jie tikrai manė, kad galbūt tai buvo tik vienkartinis reikalas susijęs su Izraeliu. Bet dabar, kai tai palėtė Ameriką, jie tarsi palaukite minutėlę. Nes jie turi sustoti. Tai buvo susiję su Libanu ir tai turi liautis. Kai jis manė, kad tai susiję tik su Libanu ir Iranas bandė ginti Libaną, apie ką akivaizdu mes jau išsamei paaiškiname, tada jis nenorėjo, kad Izraelis atsakytų. Bet dabar, kai jie mato, kad tai tiesiog apie Iraną, kuris, žinote, tampa pernelyg pasitikinti savo gebėjimais, štai iš kur tai kilo. Pažiūrėkime vaizdo įrašus apie JAV smūgius. Pranešama, kad dabar vyksta 3. JAV smūgių banga, nukreipta į Irano oro gynybos sistemas ir papildomus karinius objektus pietų Irane. Tai taip šaunu. Aš visada švęsiu, kai Islamo Respublika žlugs. Pažiūrėkime dar daugiau informacijos, kuri pasirodo apie tai. Eikime į Baltuosius rūmus ir ABC žurnalistas Jonathanas Karlas. Jonai, žinau, kad turėjai galimybę pasikalbėti su prezidentu Trumpu netrukus po Amerikos atsakomųjų smūgių. Ką jis pasakė? Lindsay, prezidentas man aiškiai pasakė, kad šie JAV smūgiai Iranui yra konkrečiai atsakas į Irano numuštą tą Apache sraigtasparnį.
Jis nemano, kad tai yra naujos didelės puolimo prieš Iranus pradžia. Dar kartą. Primenu, visi sakys, kad Amerika pradėjo karą. Ne, Amerika nepradėjo karo iš naujo. Jie bando parodyti Iranui jų vietą, nes dabar juos reikia atgrasyti. Jūs tiesiog turite juos atgrasyti nuo minties, kad jie gali pulti ir pulti be pasiekmių. Ir akivaizdu, kad jie nėra atgrasyti. Pagalvokite apie tai. Jie beveik pasiekė didžiulį susitarimą. Ir būdami ant slenkščio jie galvoja, žinote ką, kodėlgi neužpuolus amerikiečių sraigtasparnių? Tai nerodo žmonių, kurie iš tikrųjų palaiko amerikiečių viziją, ar ne? Prezidentas man sakė, kad tai yra atsakas į tai, ką jie padarė su mūsų sraigtasparniu praėjusią naktį. Ir aš manau, kad atsakas turėtų būti labai stiprus, labai galingas ir būtent toks jis ir yra. Taip, būtent toks tai ir yra, mano draugai. JAV įvykdė smūgius atsakydamas į Irano ataką prieš Apache sraigtasparnį. JAV centrinė vadavietė CENTCOM visiškai apsigynė smūgiais prieš Iraną birželio 9, vykdydama vyriausiojo vado nurodymą, reaguodama į vakarykštį JAV kariuomenės Apačios sraigtasparnio numušimą. CENTCOM pajėgos smogė Irano oro gynybos sistemoms, antžeminio valdymo stotims ir stebėjimo radarų vietoms netoli Ormuzo sąsiaurio, panaudodamos tikslesias JAV oro pajėgų ir karinio jūrų laivyno naikintuvų amunicijas. Operacija buvo proporcingas atsakas į neseniai įvykdytas atakas prieš JAV pajėgas ir tarptautinius komercinius laivus, plaukiančius regioniniais vandenimis. JAV pajėgos išlieka budrios ir pasirengusios gintis nuo nepagrįstos Irano agresijos. Štai tokia yra dabartinė situacija. Primenu, priartinta vaizdo įrašo versija atrodo patvirtina JAV laivyno dislokuoto Bahreine smūgio akimirką užfiksuota kameromis. Tiesiog neįtikėtina. Iranas pažadėjo ryžtingą atsaką ir teigia, kad būtent toks jis ir bus, perduotas pačiam simboliškiausiam kariniam objektui Persijos įlankoje. Taigi, žinoma, dabar, kai Amerika atsakė, Iranas sako, žinote ką, mes atsakysime jiems ir pulsime Amerikos bazes, ką jie ir daro visose Persijos įlankos valstybėse. Dabar, kaip teigiama, kol kas tiksliai nežinome, kad ši ataka, kurią matote čia, yra labai maža ir simbolinė. Iš tikrųjų yra Irano drono ataka. Atsakydami, bet manęs tai nestebintų, nes Iranai nėra labai patenkinti, kad Amerika atsako ir laužo taisyklės. IRGC teigia, kad Irano pajėgos pradėjo atakas prieš JAV bazes regione, atsakydamos į neseniai įvykdytus JAV smūgius pietų Irane. Teheranas perspėjo, kad bet koks tolesnis JAV karinis eskalavimas sulauks dar griežtesnių ir platesnių atakų prieš papildomus taikinius. Štai ką žmonės turi suprasti. Iranas, Islamo Respublika, jie nėra racionalūs veikėjai visoje šioje istorijoje. Jiems svarbiausia pagarba ir savo galios demonstravimas, ką jie sėkmingai ir daro. Būtent jie nuolat eskaluoja situaciją. Ir tada Amerika, Izraelis ar Persijos įlankos valstybės turi į tai reaguoti. Tai yra jų veikimo būdas, taip jie elgiasi. Ar tai virs visiškų karu? Tikriausiai ne, nebent tai buvo Trumpo ir Netanyahu planas. Tačiau Iranas tikrai bando kuo labiau provokuoti, kad pamatytų, kiek toli jie gali nueiti. Ir tikiuosi, kad atsakymas ne per toli. Bet kokiu atveju tokia dabar yra situacija. Iranas puola Izraelį, atsakydamas į kažką, ką Izraelis daro Libane, nors tai visai ne jų reikalas. Izraelis atsako, bet taip kaip Trumpas sakė, elkitės gražiai. Ir Izraelis taip ir padaro. Pasirodo, derybos vis dar vyksta ir tada Iranas nusprendžia užpulti amerikiečių sraigtasparnį. Amerika sako tikrai ne ir atsako puldama Irano oro gynybos sistemas bei kitus objektus visame Irane. Iranas sako tikrai ne ir pradeda pulti amerikiečių bazes Persijos įlankos valstybėse. Ir dabar turime stebėti, kas nutiks toliau, nes tai dar nėra dar vienas karas tarp šių šalių. Tai tiesiog įprasta diena artimuosiuose rytuose su tikromis paliaubomis. Ir vaikinai, ar tikrai manome, kad šios dėrybos bus sėkmingos? Ar manome, kad bus pasiektas susitarimas? Kol kas dar nėra aišku. Bet pagal tai, kaip viskas atrodo, Iranas šiose diskusijose tikrai nesielgia kaip geranoriškas dalyvis. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.